Aš irgi turėjau draugą, kuris buvo... Kas? Ne, jis buvo Stalius. Ir vieną dieną jisai atsisėdo ant klijų. Tai buvo prieš metus, daugiau aš jo nebemačiau. Jaučiuosi gana vienišas, bet dabar jau šiek tiek pripratau ir netgi galiu kitiems patarti, ką daryti, jeigu prie jūsų prieina koks tipas ir įkyriai skundžiasi, koksai jis vienišas. Tokį žmogų mes iš pradžių daužom kumščiais per snukį, o kada jisai pargriūva, spardome kojomis. Ir vis klausime, dar nori pabendrauti? Jeigu jis nori dar, procedūrą kartojame. 2-3 seansai ir to įkyraus noro bendrauti kaip nebūta. Bet aš čia tik tarp kitko tą pasakiau, nes iš tikrųjų aš norėjau kalbėti apie kelionių naudą. Pastaruoju metu tenka daug keliauti verslo reikalais. Kas čia juokingo? Galbūt ne visi žino, kad aš atsisakiau raštininko karjeros ir noriu į naują Lietuvos vardo 1000-metį žengti naujų žingsnių, dėl to aš tapau jaunojų verslininkų. Įkūriau pigių skrydžių bendrovę. 10 litų ir gali skristi pro mano kambario langą. Aukštas 13, taigi tai visados paskutinės minutės skrydis. Aš pats keliaudamas renkuosi kitas oro linijas. Ir štai pastebėjau kokį įdomų dalyką. Kol aš neskraidžiau, tai nesupratau, kodėl taip dažnai skraido mūsų pirmieji asmenys ir antrosios pusės. O pasirodo, kiekvienam lėktuve yra tokia būdelė ir ką ten užsidaręs padarai, viskas krenta rinkėjams ant galvų. Tikrai tai yra malonu. Ir dar lėktuvuose nutinka visokių įdomių dalykų. Sykį mane ten netgi ištiko meilė. Šiaip man su meilė yra gana blogai. O dar blogiau pasidarė, kai perskaičiau vienam žurnale, kad dabar vyrai myli akimis, o moterys ausimis. Na, galvoju, kaip čia tokiu atveju suvaldyti siekso techniką. Laimė, kad mūsų kiemsargis yra labai protingas, paaiškino, ką reikia daryti. Pasirodo, reikia akies obuolį įstatyti į ausies kaušelį ir 5 minutės tankiai mirkčiot. O visa kita esą iškreipimai. Laimė, kad dar pasitaiko ir paprastesnių meilės rūšių, kaip yra tokia meilė, kaip požiūrėjimas viena kryptimi. Šitą meilę išrado prancūzų mokslininkas Antoinas de Saint-Exupéry. Taigi mes skridome, šitą meilį man prasidėjo lėktuve, skridome, aš sėdėjau, šalia manęs tokia graži ponia ir abu žiūrėjom pro tokią apvalę skylę vieną kryptimį. Ir aš supratau, kad man meilė prasideda. Ir vis dėlto ją užkalbinti ryžaus kažkur ties Kryžkalniu. Jūs skrendate šituo lėktuvu, paklausė. Taip, atsakė, šituo. Ir aš šituo. O paskui daugiau mes nieko nebekalbėjom, nes kai prasideda meilė, tai žodžiai tik pagadina viską. Nusiraminęs, kad taip gerai viskas pavyko, aš užmigau, o kai pramerkiau akis lėktuve, jau jos nebebuvo. Matyt, išlipo kažkur. Bet ką čia meilė? Lėktuvuose pasitaiko dar įdomesnių dalykų. Štai tenka girdėti, kad žmonės skundžiasi, atseit, ar džiaugiasi gal, kad neprabėgs net 1000 metų, o visi būsime lygūs net prieš įstatymą. O aš sakau, tiek ilgai laukti nereikės, nes jau dabar
susiklosto kartais tokios situacijos, kai visi tampame lygus. Ir man tokia situacija kaip tik buvo susiklosčiusi lėktuve skrendančiame į Briuselį. Skridame, staiga atsiveria slaptosios durys ir vidun įeina lėktuvo vadas. Buvo labai susijaudinęs, žvelgdamas pro tą skylę į mėnulį tarė: o žinote ką, jeigu norėsiu, padarysiu taip, kad lėktuvas tėkšis į žemę. Nedaryk, šaukim. Nematau čia nieko juokingo. O kas man už tai bus, jeigu nedarysiu, klausė jis. Pinigų duosim. A man gal ne pinigai svarbu. Tada moterys siūlė, ką turinčios brangiausio. Vyrai įstatymų paketą. O tas chamas atkakliai purtė galvą ir kartojo: ne. Tai sakyk pagaliau, ko tu nori, šaukim. Tada lėktuvo vadas paraudo, nudūrė galvą į grindis ir atsakė: aš norėčiau, kad jūs papūstumėt man į subinę. Ir įsivaizduojat, ėjom visi vorele ir pūtėme. O skrido ten ministrai ir muzikantai, pėstininkai ir generolai ir visi buvome lygus. Ir aišku, lėktuvas laimingai nutūpė Briuselyje. Ir aš daug dar galėčiau kalbėti apie keliones, bet yra dabar taupimo programa ir reikia taupyti taip pat ir žodį. Galbūt dar ne visi žino, bet yra jau parengtas įstatymas, kad veltui bus galima per dieną pasakyti tik 50 žodžių. Visa kita bus apmokestinama. Į gerkles bus įsukami specialūs skaitikliai. Tiek tam kartui.